Labas visiems. Na tai ką, ir mes priėjom apie pamokėlę, antrą modulį ir pradedam apie piniginės. Kas iš tiesų yra tos kripto piniginės. Pakalbėsim apie piniginių rūšis ir apie saugumą. Tai pirmas dalykas, ką turit suprasti, kad nei viena piniginė nėra taip, kaip dažniausiai mes suprantam, kad mūsų kripto piniginėje stovi mūsų kriptovaliuta. Taip dažniausiai nėra. Nedažniausiai, o iš tikrųjų taip nėra. Nes visa kriptovaliuta yra blokų grandiniai. Mes kalbėjom apie blokų grandinę ir kaip maždaug tai veikia. Ir tos piniginės praktiškai yra tik tai priėjimas prie blokų grandinės. Realiai pinigai internete, cloud'e kažkur jie stovi serveriuose, bet mes ne piniginėse laikom, nesvarbu, ar tai būtų karštos, šaltos piniginės. Tai va, turite tą suprasti. Anksčiau įsivaizduokit, kaip PIN generatorius būdavo, tai dabar yra ir šaltos tos piniginės, tie ledgeriai, rakčiukai, tai jie ne juose viduj kriptovaliuta yra, bet konkrečiai jie yra kaip PIN generatorius, mes tik tai turim prieėjimą prie jų. Ir pakalbėkim dabar apie rūšis. Tai mes turim dvi rūšis, tai yra pirma rūšis yra su tarpininkais vadinamos karštos piniginės ir antra rūšis yra be tarpininkų. Tai va, aš ir noriu parodyti jums, kas yra ta šalta piniginė. Va, žiūrėkit, čia yra trezorius, tai čia yra šalta piniginė, viena iš šaltų piniginių, ji yra šalta, vadinasi dėl to, kad prie jos nesijungia internetas. Nebent mes norim padaryti transakciją ir pavedimą, tai reiškia, kad ji nuolatos nebūna prijungta prie interneto. Tai čia rodau tik tai vieną iš pavyzdžių, dabar iš viso jos yra ganėtinai naujos ir geros, anksčiau reikėdavo jungti jas prie kompo, norint padaryti pavedimus. Dabar nebereikia to daryti, galim tiesiog su Bluetoothu prisijungti prie telefono, telefone prisiųs programėlę ir daryti savo transakcijas. Kai mes transakciją padarom, su šito įrenginiu patvirtinam transakciją, iš kur norim siųsti, kur, ir tada jis atsijungia nuo interneto ir tada praktiškai nebeįmanoma prieiti prie mūsų kripto turto. Tai čia yra vienas pavyzdys. Trezorius yra vienas iš tų prekinių ženklų, kurie veikia labai senai, vieni iš pirmųjų pradėjo kartu su Ledger. Ledger aš dabar nejungiau vien dėl to, kad Ledger turi jau skandalų ir prieš metus, prieš porą turėjo skandalus dėl nepatikimumo. Dar vieną seną turim populiarų Tangem. Tai čia yra ir žiedas, mes praktiškai galim nešiotis žiedą, aš pats jo nenaudoju, ir kortelę Tangem irgi nenaudoju ir dabar paaiškinsiu, kodėl. Įprastai tokie dalykai labai pademonstruoja, kad jūs esat susiję su kriptovaliutom, ar tai būtų kripto kortelės, ar tai žiedas, ar Tangem piniginė kortelė. Įprastai tas, kas supranta, pamačius jūs, tarkim, jeigu užsienį keliaujat, tai čia biškį apie saugumą įsiplėsiu, jeigu užsienį keliaujat ir kas nors pamato, kad jūs turite, tarkim, šitą žiedą arba šitą kortelę naudojatės ar bet kokią kitą kripto kortelę, tai gali būti, kad jūs tapsit iš karto taikiniu. Čia, jeigu norit, pasiskaitykit, jeigu ten kainos domina ir panašiai, jų yra skirtingų tipų, ir kainos $80, 100 šiam ir 2,49. Tai pagrindiniai skirtumai yra, kad čia yra labai mažai vietos, tikriausiai 3-4 piniginės telpa. Tai reiškia vieną Ethereum, Bitcoino, XRP ir dar kokią nors pasirinktinai, kurią įsirašysit. Čia biški jau daugiau.
bet šitą dar reikia jungti prie kompo, kiek suprantu, o jau šitą naujausią nebereikia jungti prie kompo, užtenka turėti telefoną su savim, šitą ledgerį ir jūs galite jau daryti pavedimus, kaip jūs tik tai norit. Tangiam lygiai taip pat nesu įsigilinęs, bet tikrai yra pažengusios technologijos, matom, tik sakau, man nepatinka dėl saugumo. Tai čia yra viena rūšis be tarpininkų, va, įsivaizduojat, jūs žiedą tiesiog pridedat prie telefono ir telefonas nuskanuoja. Toliau pereikim prie kitų karštų piniginių Axodus, irgi viena iš gerų ir nuo 2.15 veikia, tai čia vadinama darbolaukio piniginė. Ji vis dar yra ganėtinai saugi, nes ji yra ne platformoje, tai vadinasi darbolaukio piniginė nėra tokia karšta, tai į ją įmanoma įsilaužti tada, kai jūs iš interneto parsisiunčiat kažkokią tai malware, kažkokią tai programą, tarkim, kuri pradeda veikti pas jūs kompe, jum nežinant, tada įmanoma ištraukti iš jūsų pinigus arba siunčiant pakeisti piniginės adresą į kažkokį kitokį ir tie pinigai įprastai pradingsta. Aš turiu dabar dar vieną internetinį pavyzdį, čia yra MyEther wallet, galima susikurti Ethereumo piniginę, ką dar noriu pasakyti, kad jeigu turite Ethereumo piniginę, tai ten galite laikyti Ethereumą ir plus papildomai kitas kriptovaliutas, kurios yra sukurtos konkrečiai ant Ethereumo tinklo. Tai reiškia Monetas ir panašiai. Galima siūsti viskas, kas pastatyta ant Ethereumo blokų grandinės, galima siūsti į tą pačią piniginę. Galbūt kitam video aš pademonstruosiu, kaip ją susikurti. Ir toliau mes turim platformos. Tai Kraken visiems gerai žinoma, irgi veikia berods nuo 20 metų, kai kuriuose šalyse jau turi banko licenzijas ir šita platforma praktiškai gali tapti banku, kai kur ji jau yra bankas. Nusipirkus ir laikant, tarkim, čia kriptovaliutos, mes matom, kokią grąžą duoda vien tiesiog laikymas kriptovaliutos šitoj platformoje, automatiškai nieko nereikia daryti, steikinti nereikia. Anksčiau buvo galima steikinti, kam tai nauja, gal nesusipažinę su tuo terminu, galbūt kažkuriuose video išsiplėsiu daugiau. Tai va, mes turim Krakeną, turim Binance, čia platformos, tai reiškia, kad mūsų pinigai stovi šituose platformose, privatus raktai stovi ten, mes turim tik tai prisijungimus ir galim valdyti savo kripto turtą. Bet jeigu kartais lūžtų šitos platformos, mes prarastume savo kripto turtą. Binance ir jos yra top platformos visame pasaulyje. Dažniausiai klausimas kyla, kaip dabar gali būti, jog šitos platformos gali apskritai sugriūti. Ir mes visų laikų istorijoje esam turėję Mt. Gox. Mt. Gox prasidėjo veikla 20 metais ir nuo 2006-2010 ir jis sugriuvo 2013, man atrodo, berods, ar 2014 metais. Tai buvo viena lyderiaujančių kompanijų visam pasaulyje ir vienu metu valdė virš 70% viso bitkoino, tiek kiek yra rinkoje, ir jį tiesiog paėmė ir sulūžo, kažkas ją nulaužė ir dingo kriptovaliutos. Gali daugiau pasiskaityti, čia aš tikriausiai prikabinsiu šitas nuorodas į YouTube'ės aprašymą. Ir žinoma, visai nesenai 21 metų, čia įvykis 22. Irgi lygiai taip pat buvo didžiausia tuo metu laikų platforma, labai daug pinigų, čia galima paskaityti, bet jau milijardus, berods 32 milijardus nuostolio patyrė vien dėl to, kad šitą platformą nulaužė ir iš jos buvo ištuštinti pinigai. Tai va, tiesiog apie saugumą turit suprasti, kad
Čia šitos šaltos piniginės yra pačios saugiausias, nes jos nesijungia prie interneto. Tada desktopo piniginės, kur kompe laikot, yra saugesnės ir internete, kur laikot, yra didesnis pavojus, nes gali būti, kad įsilauši pačią platformą, o ne pas jūs į kompą ir pradings tie pinigai. Kitam video mes pakalbėsim, užsiminiau tokį frazę privatus raktas, pakalbėsim apie tai, kas yra privatus raktas ir bandysim susikurti piniginį ir pademonstruosiu konkrečiai, ką turiu omenyje. Ačiū už dėmesį ir iki kito